Pirmadienis, gegužės 3, nuostabaus grožio rytas. Užsakiau puikų orą, tokį ir gavau, nes būtent tobulo oro ir reikėjo, juk pradėjom sodint Atsibusk su Vytenių parką. O darbai prasidėjo iš pat ryto. Stebulės vyrai ir moteris išrikiavo visą techniką, paruošė įrankius ir puolė į kovą su vairuotojų išniokota danga. Visų pirma, gausiai papylė kvapnaus juodžemio, su slikais, kitais naudingais gyviais, aišku, sklandė gandas, kad nelegaliai atvažiavo ir 3 kurmiai, bet gaudysim juos vėliau. Tuomet stebulės darbštuoliai išrausė gilias duobes medžiams. Medžiai beje jau ūgtelėję ir su padoriais pumpurais. Pasodinus medelį reikia gausiai palaistyt, lai geria mažulis, negaila juk. Nešk dėdė, nešk pilk, negailėk. Tuomet atkeliavo gėlės ir krūmai. Dalis beje jau žydi. Štai, beliko tvarkingai sudėti paruoštas duobutes, užkasti ir palieti. O tuomet atvyko tikra pragaro mašina. Mes su prodiuseriu bijojom ir stebėjom iš toli. Galingais nagais aparatas nuėmė seną žolę ir kaip reikiant supurtė žemę. Po to dar ir dailiai išlygino. Kad man į sodą tokia. Tai ką, žemė suarta, medžiai pasodinti, krūmai sutupdyti. Toliau sėsim pievą. Ir lauksim, kol galėsiu visus jūs pakviesti į naują, gražų ir žydinti Atsibusk su Vytenių parką.